Pažiūrėsime, kaip čia seksis dalyviams. Matome visus juos savo ekranuose. Na, trumpai favoritai. Don Otelo. Labai stiprus favoritas. Pasak lažybininkų, jis turėtų laimėti, na, sprendžiant iš koeficiento pakankamai nesunkiai. Ir toliau rikiuojasi Sanador. Ir manoma, kad jis turėtų būti antras. Kovo galimybės kiek prastesnės. Na, o Kodo, Prados ir Lyro galimybės vertinamos vienodai. Ir man laukiame starto ir paskutinėje bėgimo šiandien. Duodamas startas. Pajuda visi žirgai į distanciją. Na, posūkis. Prasideda startas posūkyje. Už posūkio tiesioji. Na ir artėjama prie finišo linijos. Jinai be abejo simbolizuos tai, kad liko dar vienas ratas. Dabar kol kas priekyje yra žirgas Sanador, antrasis Kovas, trečiasis Don Otelo. Taigi favoritai priekyje, visi trys favoritai yra priekyje. Ir matome, kad tuos tris žirgus, kurie buvo laikomi silpnesniais, jie iš tikrųjų palieka savo už nugaros ir tolsta. Čia vienas paskui kitą išsirikiavę. Žirgai Sanador, Don Otelo, Kovas. Taip, yra išsirikiavę žirgai, Kovas, na, lyg ir pralaimi kovą. Lyg ir pralaimi, pradeda tolt nuo jo. Du lyderiai, tai yra Sanador ir Don Otelo. Vienas paskui kitą. Sanador ir Don Otelo. Kol kas niekas nesikeičia. Jau gan ilgą laiką jie joja. Tokius vienas nuo kito. Sanador joja pirmas. Tuo metu Don Otelo galės bandyti spurtuoti finišo tiesioji. Čia namų posūkis visai netrukus. Visai netrukus namų posūkis ir po jo be abejo finišas. Sanador dešinėje ir Don Otelo po kairę. Truputį priekė Sanador, tačiau jis joja išoriniu lanku. Kiek geresnė pozicija yra Don Otelo. Lygiai, kol kas lygiai bėga abu žirgai. Na, lyg ir spaudžia. Sanador. Ir panašu, kad šiek tiek jau pradeda trūkti jėgų žirgams. Sanador priekyje. Don Otelo atsilieka, tačiau labai nedaug. Čia gali būti labai įdomu. Deimantė Jakutytė ir Ednas Kubilius ragina savo žirgus. Atstumas tarp jų didelis, netrukdys vienas kitam finišo metu tikrai. Kol kas priekyje yra Don Otelo antras, Sanador pirmas. Taip, Sanador pirmas. Kol kas Sanador pirmas ir Sanador laimi. Edvinas Kubilius dar prieš finišą papozuoja fotografams. Kągi, dar vienas favoritas nukarūnuotas šiandien. Dar vienas favoritas krito. Don Otelo nesugeba įrodyti savo favorito statuso ir finišuoja tik antras. Sanador, visi laurai jam. Be abejo, laukia dar sverimai, laukia teisėjų verdiktas, tačiau šiame bėgime panašu, kad tikrai nėra dėl ko ten diskutuoti, nepanašu, kad buvo kažkokių taisyklių pažeidimų. Sulauksime netrukus ir finišo pakartojimo štai. Sanador laimi be kalbų, Don Otelo atsilikęs per 2 korpusus. Trečiasis Kovas. Na ir likę žirgai. Prada, Lyras ir paskutinysis atbėgo Kodas. Ko gero taip. Sudėlioja šių lenktynių dalyviai. Taip, Kodas kerta finišo liniją paskutinis. Kągi, įdomios buvo ir paskutinės šios lenktynės. Visą distanciją bėgo vienas šalia kito, na jeigu tiksliau vienas paskui kitą, ilgokai priekyje. Buvo Sanador, vienu metu išsilygino namų posūkyje, bandė kovoti Sanador su Don Otelo, galiausiai geresnė taktika ir žirga labiau išsaugo finišą tiesiai Sanador ir laimi šias lenktynes.